Orai rudenį permainingi, kartais tenka vykti į žvejybą net kai prognozė nelabai patinka. Šiame video būtent ir pamatysite kelias tokias žvejybas. Pirma išvyka nieko blogo nežadėjo, prognozė rodė, kad visą dieną bus be lietaus, taigi išsirašiau ir nusprendžiau šią dieną išbandyti mažesnius masalus. Bet vos išplaukus pakilo vėjas ir prasidėjo nestiprus lietus. Aš laikiausi ir tikėjausi, kad tai tik laikina. Blogas oras lydekams dažniausiai patinka, taigi nenuostabu, kad kibimo sulaukiau jau pirmoje vietoje. O oras vis blogėjo, lietus po truputį stiprėjo. Šiek tiek pralaukiau ir tikėjausi, kad pavyks pratęsti. Bet lietus sugrįžo. Deja, kartais žvejybos būna ir tokios, bet neketinau pasiduoti, už kelių dienų vėl pajudėjau link ežero. Šį kartą mane pasitiko šalnos. Pirmą kartą šiemet teko gramdyti langus, o gamta pasidengė gražių baltų kristalų sluoksnių. Pirmas ledas rimtesnis, bet dar ežeras nesušalęs, tik tais pakrantėse. Neįmanoma žvejot, kad tokie vaizdai. Plaukiu ir filmuoju viską. Rytą nusprendžiau pradėti nuo slapto ginklo – ungurio. Pirmas sustojimas buvo vietoje, kur pamačiau nemažą būrį baltos žuvies. Palaikiau. Nebuvo didelė, man atrodo. Bet pirmas kibimas yra. Ungurį išsitraukiau. Slapti ginklai prasideda. Šiandien pasakiška tokia rudeninė diena. Ryte -4 buvo, bet vis dar greitai sušyla, tai vat jau kokių 10 valandų dabar. Ir jau jaučiu, kad tikrai pliusas. Štilius visiškas, vėjo nėra, saulutė šviečia. Bet va kibimą vieną gavau jau iš pat ryto. Atsistoju pamėtyt. Gal nelabai aktyviai čiupo, bet vis tiek gerai kibimą gavau. Bandysiu šiandien daugiau pamėtyt. Jau galima žuvis, baltos žuvis jau būriuose, tai aplink tuos būrius smagu stoti ir pamėtyti.
Yra. Iš pradžių net nesupratau, kad žuvis. Atrodė kaip žulytas užsikabino. Išsitraukiau patikimą masalą ir iškart kibimas. Atsikabino. Bet maža žuvytė buvo. Negalėjau atsispirti šitam. Mečiau čia kokius, nežinau, 8 metimus į tą pačią vietą. Pakeičiau 2 masalus, uždėjau šitą ir gavau kibimą. Pramiegojau kibimą. Perplaukinėjau čia iš vienos vietos į kitą ir kai visada nusprendžiau pavelkiauti. Kažkoks visai smagus kibimas buvo, man atrodo. Reiks pažiūrėti kamerą. Turėjau įsirašyti. Šį kartą pasiėmiau spiningą į ranką, kad vėl nepramiegočiau kibimo. Yra. Įdomus kibimas buvo. Pas mane užtemptas stabdis, dėl to aš pakrist negaliu. Jau visiškai sustabdžiau valtį. Ir masalas matyt krito ir atakavo lydeką. Nelabai didelė, bet stora jau tokia, pavalgęs. 2 kibimai ant jo buvo, va čia velkiaujant, ne taip toli plaukiau, 2 kibimus laukiu. Labai norėtųsi palaikyti kažkokį rimtesnį žuvį rankose. Kaip ir kibimų yra. Baisiai skūstis kažkaip nėra ko, bet su dydžiais visai blogai šiemet. Turbūt net 2 kilų lydekos šiemet nepagavau. Ne šiemet, šį rudenį. Šiaip yra echolotė, lyg ir sunku man aišku echolotė atskirti didelę, mažą lydeką, bet kai kada tikrai matosi, kad didesnė. Tai šiandien aš tokių simbolių nei vieno nemačiau. Ir šiaip biškutį mažokai echolotės žuvies matau, dėl to ir
velkiauju dabar, nes norisi sustoti jau ten, kur yra žuvies, tai kažkokį būrį gal dar rasiu, pamėtysiu. Dabar yra maždaug 1 valanda dienos, aš pradėjau ne nuo pat ryto, nuo 10 maždaug. Tai kibimų yra, bet dar norėčiau kokį geresnį kibimą gauti, didesnį žuvies. Aš manau, kad šansų dar yra. Karšta darosi. Ryte -4. Dabar turbūt +8, saulutė be vėjo. Bet tuoj striukė mausės. Kažkaip kibimas liovėsi visai. Labai aišku rami diena tokia. Nelidekinė, bet vis tiek rudenį dar tikėjausi, kad dar gausiu kibimėlį kokį.